Agnės. Pažiūrėkime, kaip pasikeis jūsų gyvenimas po Saulės užtemimo, ką Saulės užtemimas įneš į jūsų gyvenimą, pakeis jūsų gyvenime. Pasižiūrėkime, apie ką tai bus būtent jums. Ir žinoma, kaip visada, atsipalaiduokite, paleiskite absoliučiai visas mintis, jūs čia ir dabar, ir pajauskite širdimi, kurią poziciją, kurį variantą norite pasirinkti. Galite jau akmenuką išsirinkti, turiu galvoje poziciją, variantą, bendrai tarot kortų skaitimą pagal akmenuką, arba galite pasirinkti pagal kortas. Štai paruošiu jums kortas, iš kurių galite rinktis. Štai. Ir pirmoji pozicija, pirmasis variantas. Tigro akis. Ir antroji pozicija, antrasis variantas. Labradoritas. Tai labai gražiai atspindi, man norisi parodyti jums, kad matytųsi taip pat. Kągi, atsipalaiduokite ir išsirinkite. Galite sustabdyti įrašą ir ilgiau įsijausti. O mes pradėsime. Štai. Taigi, tigro akis. Pirmoji pozicija, pirmasis variantas, pirmasis bendrasis tarot kortų skaitimas. Ir pasižiūrėkime, kaip pakeis jūsų gyvenimą Saulės užtemimas. Beje, Saulės užtemimas, kuris įvyks balandžio 8 dieną, bet turiu galvoje, mes žiūrime dabar būtent šitai datai, bet žinoma, kad informacija yra aktuali tuomet, kai jūs ją įsijungiate, tuomet, kai jūs ją žiūrite, tuomet, kai jis jums surezonuoja. Ir užtemimo laikotarpis jisai būna gan iš tikrųjų ilgas, labiausiai jaučiamas 3 mėnesius prieš užtemimą ir 3 mėnesius po užtemimo. Tad va čia iš tikrųjų laikotarpis yra gan didelis ir galite stipriau pajausti nebūtinai konkrečią dieną. Tai gali būti jums individualiai, unikaliai, beje, jūs patys pastebėsite, kada tai bus būtent jums. Na ir pasižiūrėkime patį pagrindinį pokytį jūsų gyvenime, kurį atneš Saulės užtemimas. Ir tai yra pas mus 9 vandens. Ir tai yra pas mus laimė, tai yra pas mus norai, mūsų svajonės, mūsų tikslai, visa tai, ko mes norime. Saulės užtemimas atneš jums minimum galimybę materializuoti, įgyvendinti jūsų svajones, jūsų tikslus, jūsų norus. Maksimum jums atneš jau patį rezultatą. Žinoma, kad tai labai bus ir susiję ir priklausys nuo to, kiek jūs padirbėjote, kiek jūs indėlio įdėjote. Ir čia nebūtinai mes kalbame apie kažkokias rutinas ir apie kažkokį fizinį indėlį. Tai gali būti jūsų sąmoningumo plėtimas, tai gali būti jūsų darbas ties savimi, kai jūs kuo labiau ir labiau iš tikrųjų visus aplinkinius paliekate ramybėje ir suprantate, kad ten yra tik atspindys ir iš tikrųjų dirbti ir keisti reikia čia viduje. O keisti tuo, kad aš įžvelgiu, aš suprantu, aš pamatau, aš paneriu, aš transformuoju. Tad čia priklausys žinoma nuo to. Bet pats Saulės užtemimas iš tikrųjų jums bus labai džiugus. Jums bus labai, norisi pasakyti, toks
nušvies, praskaidrins, nušvies, pakylės. Jisai bus kaip šventė, jisai bus kaip, žinote, toks džiaugsmas, kai jaučiu, kad pereinu kažkur kitur. Kai išorėje gali būti, kad viskas kaip ir atrodo taip pat, bet viduje aš jau visiškai kitos žmogus, kuris kažką nusiėmė nuo pečių, kuris kažką suprato, kuris kažką materializavo, dėl to, kad viduje pasikeitė, viduje pajautė, viduje suprato. Man norisi iš karto pulti prie iš tikrųjų patikslinimų, papildymų. Man labai įdomu iš tikrųjų, kas čia pas jūs tokio įdomaus bus. Nes toks įspūdis, kad kadangi mes žiūrime, kas pas jūs pasikeis po saulės užtemimo, kokius pokyčius įneš, toks įspūdis, kad jūs įeinate į tą etapą savo gyvenime, kad pas jūs vienas po kito pildosi jūsų norai, jūsų svajonės. Kai jums lengva tai daryti, kai savaime taip pat tai ateina, kai jūs tuo mėgaujatės, kai jūs džiaugiatės, kai jūs jau antiek paskirstę, antiek tikslingai nukreipę savo resursus, savo energiją, savo sąmoningumą, dėmesį, kad visiems tiems dalykams, kurie tiesiog buvo tam, kad paimti iš jūsų resursus, bet nieko per daug džiuginančio, neįnešančių, šitų visų aspektų atrodo, kad šitame naujame etape jau nebėra. Ir čia ne apie tai, kad jie tiesiog paėmė ir išnyko. Čia žinoma, kad jūsų tam tikras lygmuo savęs pajautimo įsijungia. Ir žinoma, kad ne šiaip savo. Vėlgi, čia labai iš tikrųjų matosi, kad jūs padirbėjote su savimi. Na ir žinoma, ir velnias iškrito, kuris labai gražiai papildo, kad visi šitie sąveikavimai velnio, kurie buvo jūsų viduje, jūs juos pamatėte, jūs su jais padirbėjote ir čia buvo toks labai nuoširdus pokalbis su savimi, labai sąžiningas pokalbis su savimi, sąveikavimo su savimi ir tuo pačiu per tai sąveikavimo su pasauliu, jūsų išoriniu, su konkrečiais žmonėmis, su išvis pojūčiu jūsų pasaulio, jūsų gyvenimo, jūsų tikrovės. Ir, tikrai matosi iš tikrųjų subalansavimas, štai jums ir patikrinimas to subalansavimo, nuosaikumas iškrito ir štai didysis arkanas Fortūnos ratas, kai jūs įeinate į tą iš tikrųjų jau tikrovę, į tą etapą, kai pas jūs yra tas pojūtis, kad aš gyvenu savo svajonių gyvenimą, aš gyvenu savo patį tinkamiausią, harmoningiausią gyvenimą. Ir čia norisi iš karto, žinote, paimti ir patikslinti. Čia ne apie rožinius, kaip čia juos pavadinti dabar, čia ne apie rožinius akinius, čia ne apie iliuzijas, čia ne apie tai, kad aš nieko nepadariau ir man kažkas nukrito. Čia ne apie tai, kad aš reikalavau ir pagaliau išsireikalavau ir man atėjo. Čia ne apie tai, kad aš buvau labai gera ir visiems įtikau ir pasauliu dariau tai, buvau gera, gal taip pasakykime, bendraja prasme, pasauliu buvau tokia gera, kad pagaliau atėjo atpildas. Čia ne apie tai, kad aš nesuprantu, iš kur ateina tas mano dabar svajonių išsipildymo laikotarpis. Čia ne apie tai. Čia apie tai, kad aš labai kantriai gilinausi į save. Aš labai kantriai, žingsnis po žingsnio, nuoširdžiai ir sąžiningai žiūrėjau į savo tamsiąsias pusės, kurių nenorėjau matyti, pripažinti. Aš žiūrėjau į tas situacijas ir į tos žmonės, kurie mane erzino arba bet kaip kitaip mane kažkaip iš pusiausvyros išvesdavo. Per pyktį, per suirzimą, per pasmerkimą, per tokį pojūtį, kai aš jaučiu tokį, net nežinau, iš tikrųjų dabar man ateina žodis išreikšti iš tos emocijos, kai man bjauru į tai žiūrėti. Toks pasibjaurėjimo jausmas, čia tikriausiai šito žodžio ieškojau. Ir kai aš visas šitas situacijas pasižiūrėjau, kai aš nuoširdžiai nevertindamas kaip žmogus pasinėriau ir tiesiog paanalizavau, pažiūrėjau ir supratau, kad tame visame yra mano dalelytė.
su kuria aš tiesiog esu kviečiama susipažinti, o aš visada nenorėdavau to daryti. Bet iš tikrųjų mano kelias į mano harmoningą ir svajonių gyvenimą yra būtent per čia. Ir toks įspūdis, kad jūs iš tikrųjų labai kantriai, vėlgi norisi pasakyti, labai kantriai į tai įėjote, ten buvote, ten kaip toks stebėtojas ir kaip toks mokslininkas, galima sakyti, analizavote, patyrėte, išmokote, supratote, įžvelgėte. Ir dėl to jūs jaučiate, kad visa tai iš tikrųjų dabar ateina kaip balansas, kaip normalus rezultatas to jūsų kelio, kuriuo jūs einate jau iš tikrųjų gan ilgai. Ir taip, iš vienos pusės, tai matosi, kad jūs nesitikėsite, matosi, kad bus tikrai staigmena, kad kaip iš vienos pusės tai yra loginis toks žingsnis dabar į tai, bet iš kitos pusės jums tai bus staigmena, nes protas jisai vis tiek kažkaip ten kažką sau nupiešia, kažkaip ten įsivaizduoja, norim, nenorim, mažiau ar daugiau, vis tiek to yra. Tai nereiškia, kad pas jūs yra to vertinimas, nereiškia, kad pas jūs yra prisirišimas prie to, bet tiesiog yra kaip faktas. Ir va tai, kas bus žymiai daugiau, žymiai linksmiau, žymiai džiugiau ir žymiai daugiau apimančiai, negu jūsų protas prieš tai buvo galvojęs, buvo sugalvojęs, gal taip geriau pasakyti. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad būtent va čia akiniai, jie konkrečioje šitoje kortoje simbolizuoja išmintį. Ir būtent, kad dabar jūs ir tai priimate, žinoma, kad su džiaugsmu, žinoma, kad su dėkingumu, bet jūs tai priimate taip pat su ta išmintim, kad aš žinau, iš kur tai atėjo, aš žinau, kaip tai susikūrė, aš žinau, kokia buvo grandis tos priežasties ir tų sąlygų, kad dabar būtų tai, kas yra. Ir aš dabar pilna apimtimi galiu tuo pasidžiaugti. Beje, norisi pasakyti, kad čia nebus, žinote, to tokio išsigandimo, kad o jeigu pabėgs, o jeigu tai tik tai trumpą laiką, o jeigu aš to neužsitarnavau ir paskui dar reikės už tai sumokėti, o jeigu dar kažką, va šitų baimių absoliučiai nebus dėl jūsų šitos išminties ir to pastebėjimo, kad va dabar tai atėjo dėl tų mano įžvalgų, dėl tų mano žingsnių, dėl tų mano situacijų, kai aš nustojau mokyti savo tėvus arba iš vis tiesiog galvoje galvoti, kad vat, jiems reikėjo pasielgti taip, arba jiems reikėjo to nedaryti, arba taip daryti. Arba kai jūs sustabdėte save, kai jums norėjosi eiti ir juos gelbėti, eiti ir jiems patarinėti, eiti ir juos pagailėti. Kai vat, iš tikrųjų jūs supratote, kad tuomet jūs, jeigu taip darytumėte, jūs tiesiog pažeistumėte balansą, plačiaja prasme, visatos sistemos balansą ir visų elementų funkcijas. Kiekvienas elementas šitos sistemos turi savo funkciją, savo funkcionalą, savo vaidmenį. Ir tuo pačiu jūs tuomet leidžiate tai visatos sistemai, vėlgi simboliškai kalbant, suteikti jums visus tuos rezultatus, tuos bonusus, tas dovanas, kuriems arba kurioms dovanoms potencialą jūs turite, jūs atsinešite į šį pasaulį tiesiog dėl to, kad jūs gimėte ir tiesiog dėl to, kad jūs atliekate būtent savo kaip šitos visos struktūros elemento dalyvavimą, nesikesinant eiti į kitų elementų funkcionalą ir nesikesinant į tėvų, pavyzdžiui, vaidmenį ten, kur jūs absoliučiai nesate tėvai. Čia labai aišku toks sisteminis požiūris, bet man norisi būtent per sistemą jums tai paaiškinti. Ir vat čia iš tikrųjų jūs tada pajaučiate tą subalansuotą sąveikavimą su sistema. Ir tada iš sistemos nenorisi bėgti, nenorisi jai prieštarauti, nenorisi būtent kažkaip maištauti ir įrodinėti, kad jinai kažko netobula, kad ją reikia keisti, kad ją reikia kažkaip iš tikrųjų modifikuoti arba ją papildyti arba iš vis pašalinti. Ir tuo momentu žinoma, kad jūs tiesiog
lyg išsibalansuojate patys iš ten ir nebegaunate tų resursų. Ir jeigu mes pasižiūrėsime labai plačiaja prasme, tai visata jinai yra sistema ir toje sistemoje yra dar kitų labai daug sistemų ir jos visos turi savo taisyklės ir jos visos turi elementus, kurie tarpusavėje funkcionuoja. Ir ten yra savo taisyklės, ten yra savo dėsniai. Ir kai mes to laikomės, o intuityviai mes visada tai jaučiame, mes visada jaučiame, kad ten kažkas ne taip. Pavyzdžiui, kai mes patarinėjam savo tėvams, kaip jiems gyventi arba jiems būti, kokie jie turėtų būti, mesgi jaučiame viduje, kad čia kažkas ne taip. Kad taip, aš tai darau dėl to, kad aš galvoju, kad tai padės, bet iš tikrųjų aš jaučiu, kad šitas įrankis, metodas, jisai nėra pats geriausias. Ir kaip aš tai jaučiu? Aš nejaučiu palaimos ir laimės, kai aš tai darau. Arba kai aš matau, kokie rezultatai po to būna. Arba aš matau reakciją savo tėvų, kai aš juos, pavyzdžiui, bandau pamokyti. Čia aš tokius atskirus pavyzdžius simboliškai bandau pateikti tokiom gal atkarpom, bet man norisi perteikti būtent tą svarbiausią aspektą čia, svarbiausią momentą, kad čia jūs arba iš tikrųjų sužinojote ir mokėtės arba perskaitėte visus šitus dalykus ir integravote būtent į savo gyvenimą, į savo pasirinkimų, sprendimų darymą, arba jūs intuityviai girdite save ir savo vedimą, kuris visada vis tiek jūs veda į balansą, kuris vis tiek jums bando parodyti, nuvesti ten, kur yra balansas. Tad keliai yra iš tikrųjų įvairiausi ir skirtingi ir čia jūs galite ir juos integruoti, turiu omeny ir tai panaudoti, galite tiesiog intuiciją nueiti, čia jau, kaip sakant, jūs galite rinktis. Bet tai, kad jūs tokį kelią jau nuėjote ir intuityviai jau vis tiek radote tokius atsakymus, tai matosi iš tikrųjų labai labai ryškiai jūsų kortų skaitime. Paklausiu, kas dar? Kas ten dar bus? Greitesni tempai bus. Norėsis daugiau planuoti, daugiau organizuoti, daugiau integruoti, daugiau subalansuoti ir tą darysite absoliučiai iš širdies. Prieš tai nebuvo tokių galimybių ir nebuvo tokio sąmoningumo, dabar jau bus ir dabar jau, nors netgi pasakyti, jau yra, tik dabar tai materializuosis pas jūs. Toks įspūdis, kad dabar jau resursų jūsų daugiau ir jūs galėsite, taip pasakysiu simboliškai, panešti daugiau, suvirškinti daugiau. Dabar jau jūs galėsite iš tikrųjų didesnes struktūras pastebėti, jas valdyti, jomis disponuoti. Čia jau iš tikrųjų nebus taip, kad oi tiek daug tų žingsnių, oi tiek daug tų sluoksnių struktūros, kad net galvas skauda. Va tokių jau pas jūs momentų nebus, nes jūs jau galėsite aprėpti daugiau. Ir beje, kaip tai pas jūs įvyko, kad jūs išsprendėte arba pašalinote arba transformavote tai, kas blokuodavo, tas, kas stabdydavo, tas, kas tiesiog būdavo tam, kad būti ir dulkes rinkti ir čia visom prasmėm, tiek jūsų įsitikinimai vidiniai ir tokie įpročiai, kurie iš tikrųjų absoliučiai jums nereikalingi buvo, jau nebeaktualūs, gal taip geriau pasakyti, tiksliau būtų. Ir tiesiog jūs su jais padirbėjote ir tą visą iš tikrųjų potencialą ir resursus ir energiją iš ten išėmėte ir dabar turite, kaip sakant, savo santaupose ir dabar galite tai panaudoti būtent jau tokiuose labiau sudėtingų struktūrų pasaulyje, norisi gal taip pasakyti. Jūs patys įeinate į sudėtingesnių struktūrų pasaulį. Bet jau tai dabar jūsų nevargins, negazdins, tai kaip tik bus įdomu. Ir dar plus kodėl, nes čia jūs eisite širdimi, čia jūs eisite ne proto vedami. Dar tema viena išlindo, pačios kortos persivertė, dėl to aš jums jas iškart ir rodau.
sąveikavime, santykiuose, va tai, kas prieš tai liūdino, tai, kas neduodavo ramybės, tai, kas jūs tiesiog bandėte leisti tam būti ir tiesiog, na, pažiūrėsim, kas toliau bus, nes dabar nežinau, kaip tai išspręsti. Kai jūs bandėte nuimti tą žvilgsnį iš išorės ir įdėti jį į vidų, kažkodėl taip norisi sakyti labai kažkaip struktūriškai, taip. Bet visi šitie aspektai iš tikrųjų, jie dabar transformuosis, jie labai keisis į kokią pusę. Visų pirma, turėsite daugiau vėlgi resurso energijos. Visų antra, pamatysite, o kaip aš noriu, nes prieš tai nelabai buvo žinojimo, o gerai, šitas nepatinka, o į ką tai pakeisti, nebuvo suvokimo konkretaus. Dabar jisai jau pas jūs kristalizuojasi viduje, jūs jau jį suprantate ir jūs dabar einate ir tai darote būtent širdimi. Ne kažkaip va taip papunkčiui proto logikos vedami, o būtent širdimi. Ir va čia kas liečia santykius, tiek meilės srityje santykius, tiek darbo srityje santykius, tiek šeimoje, su šeimos nariais santykiuose. Čia jūs labai gerą algoritmą randate, bet dėl to, kad pas jūs dabar resursų daugiau. Ką jums dar reikia žinoti? Na, iš tikrųjų, patį pagrindinį dalyką jūs jau sužinojate. Kad įeinate dabar į tą laikotarpį gyvenimo, kai pas jūs materializuojasi visa tai, kas yra jums geriausia, visa tai, ko jūs norite, visa tai, kas jums tinka, visa tai, kas jums harmoningiausia, kas jūs džiugina, kas jūs daro laimingą kaip žmogų. Ir čia iš tikrųjų jūs patikslinsiu, nes jūs išeinate ir beje, taip norisi pasakyti, net labai žvaliai, labai energingai iš visų situacijų, kuriuose jums nepatogu. Iš visų situacijų, kurios jūs spaudžia, blokuoja, netenkina, tiesiog yra ne jums būtent tuo momentu. Ir tai jūs jaučiate per tuos pojūčius. Pyktis, kartais būna bejėgiškumas, kad norisi verkti iš tokio bejėgiškumo, kartais yra toks noras pakovoti, kartais noras įrodinėti. Vat visa tai iš tikrųjų pasilieka pas jūs dabar jau užnugaryje. Ir jūs jau įeinate į tai, į tą etapą, kur pas jūs būtent komfortas, kai jūs suprantate, kad komfortas, jaukumas, džiaugsmas, kad tai nėra kažkokia privilegija, kad tai nėra tiesiog dovana arba toks va desertas, kurį suvalgiau, pasidžiaugiu, kaip sakant, ir grįžtam tada prie rutinos. Čia yra natūrali, pastovi būsena. Ir dabar jūs įeinate į tą realybę, kai jūs suvokėte, kad tai įmanoma, kad tai natūralu ir dėl to dabar jums lengviau tai ir kurti. Ir vėlgi norisi čia patikslinti, kad čia ne apie tai, kad jūs buvote visą gyvenimą geras, o dabar staiga jūs už tai apdovanos ir atneš jums tokią dovaną, kad dabar jūs jausite komfortą, kad dabar jūs jausite gausą, pilnatvę, kad išsipildo jūsų svajonės, kad jums gera, jums jauku savo gyvenime, savo tikrovėje, su tai žmonėmis, kurie yra aplink jūs. Čia ne apie tai, čia apie jūsų labai didelį darbą, čia apie jūsų atskirimą, jūsų atsakomybių ir kitų žmonių atsakomybių. Čia jūsų, netgi pasakysiu, tokia stipri valia ir netgi vidinė disciplina nesikišti į kitų žmonių laisvą valią, laisvą pasirinkimą, jų užduočių atlikimą, jų atsakomybės už jų gyvenimą prisiėmimą. Ir čia iš tikrųjų jūs labai gerai padirbėjote su savimi, nes tai padaryti nėra lengva ir ypatingai, jeigu prieš tai nebuvo pavyzdžių, kuriuos jūs galėjote pamatyti ir suprasti, kad aha, ten harmoningiau, aš irgi taip noriu. Jeigu pavyzdžių nebuvo, tikrai buvo sudėtinga pačiam į tai įeiti, atrasti, suprasti, intuityviai eiti paskui vedimą savo vidinį į tą balansą. Į tą nesikišimą į tą balansą, kuris jau yra numatytas, kuris jau yra suorganizuotas, kuris jau yra valdomas ir kuriame tiesiog galima būti ir tuo
išpakuoti visą savo potencialą ir tuo mėgautis savo potencialu ir tuo kurti, bet jau visai iš kitų, iš tikrųjų, energijų, iš tų energijų, kai jums nebereikia streikuoti, priešintis, kovoti ir jausti bejėgiškumą. Noriu dar tuos scenarius patikrinti, bet toks įspūdis, kad jūs jau ten tokius pagrindinius dalykus jau esate išsprendę, jau esate paragavę, jau esate supratę. Ir kad ten jau pas jūs pasiliko, kaip sakant, jau už nugaros tos užduotis. Taip, jūs jas atlikote, jūs jas supratote, jūs jas transformavote. Štai 2 didieji arkanai, pasaulis ir mirtis. Transformacija perėjimas į visai kitą lygmenį. Man, žinokite, jūs norisi pasveikinti. Taip nuoširdžiai pasveikinti, jūs apkabinti, nes čia tokia stipri energetika, čia toks iš tikrųjų pamatymas, toks nerimas į gilumą, tokia drąsa ir toks ryžtas. Nes ne kiekvienas žmogus iš tikrųjų tai daro, ne kiekvienas taip neria, ne kiekvienas iš tikrųjų pasako savo, o aš išbandysiu ir padarysiu kitaip, o aš pasižiūrėsiu. Nes dažniausiai yra tikrai didelė baimė išeiti iš to pažįstamo įpročio gyventi, o jūs tai padarėte. Dėl to iš tikrųjų aplodismentai jums, iš tikrųjų labai jaučiu jums ir didelę pagarbą ir labai jumis žaviuosi ir tiesiog labai džiaugiuosi dėl jūsų, nes dabar iš tikrųjų šitas apdovanojimas, kuris ateina su saulės užtemimu, jisai tikrai labai pelnytas. Ir džiaukitės, ir mėgaukitės, ir to dar dauginkite, didinkite ir sukurkite būtent tą harmoniją pilniausią, didžiausią apimtimi savo gyvenime, nes žinome, kad tuo jūs taip pat rodote pavyzdį ir tuo jūs įkvėpsite taip pat ir kitus žmonės. Taip pat pasinaudoti būtent tokiu receptu, taip pat pasinaudoti būtent tokiais aspektais mūsų gyvenime ir žinoma, visiškai kopijuojant jūs, jiems nepavyks, bet pamatant, kad jūs labai jautėte ir klausėte ir tas vedimas vidinis buvo ir tas taip pat analizavimas, matymas išorės, kaip jinai reaguoja į tokią mano būseną, kaip jinai reaguoja į tokią mano veiksmą, tas analizavimas ir pamatymas to sąveikavimo, to ryšio priežasties ar ne, dėl tų sąlygų, dėl tų veiksmų, kaip viskas vyksta, koks tas ryšys ir kokia ta sąsaja, būtent tai tikrai visiems kitiems žmonėms padės. Žinoma, jeigu jie yra tam pasiruošę ir jeigu jie patys norės. Čia, kaip sakant, jūs jau jaučiate, kad niekam patarinėti ir daryti meškos pagalbos tikrai nereikia, nes tuo jūs kenkiate visų pirma savo. Bet jau matosi iš jūsų kortų, kad jūs jau tą pamoką jau išmokote su kaupu. Kągi, noriu jums dar pasižiūrėti orakulą. Štai. Iš tikrųjų, dėl to, kad dabar tokia atverta, tokia spinduliuojanti jūsų širdis, plačiaja beje to žodžio prasme, dabar ateina dar daugiau spalvų į jūsų gyvenimą ir tai labiausiai pasireikš per džiaugsmą, laimę dėl svajonių, tikslų, norų išsipildymą. Apie dabar kalbu ir apie įvykius, ir apie rezultatus, ir apie daiktus, ir apie nuotaikas ir apie galimybės, čia labai didelis spektras, bet kad to bus dar daugiau, to bus dar kitokios kokybės, įdomesnės kokybės, kur norėsis tyrinėti, pažinti, į tai įeiti, tai integruoti, ten iš tikrųjų dar ir kiti lygiai laukia, tik tai jie bus jau truputėlį kitokie, gerąja to žodžio prasme. Bet kažkodėl taip užbėga už akių, pasimėgaukite kol kas šituo etapu, kuris ateina. Apkabinu jūs ir iki. Labradoritas, antroji pozicija, antrasis variantas. Na ir pasižiūrėkime, kaip pas jūs pasikeis gyvenimas po saulės užtemimo. Kaip saulės užtemimas jį pakeis, ką įneš. Pažiūrėsime, galbūt bus kažkokių papildomų patarimų. Na, bet pirmiausia, atverskime pačią pagrindinę kortą. Oho, kągi, turėsit pasirinkimą.
Ir iš tikrųjų pasirinkimą tokį, kur nepabėgsite nuo to pasirinkimo. Toks įspūdis, kad buvo pas jūs iki šiol tam tikra arba dilema, arba vis galvojate, į kurią čia pusę nueiti, dirbti ten ar ten, šitą sritį pasikeisti ar nepasikeisti, ar pasirinkti. Ar tai gali būti mokslai, karjera, gali būti žmogus, arba gali būti, kad rinkotės iš dviejų žmonių. Čia jau jūs iš tikrųjų patys tikrai jaučiate ir patys gerai labai žinote, apie ką mes kalbam, nes vis dėlto užtemimas, jisai ne šiaip savo ir jisai nepaviršutiniškas, jisai iš gilumos, kaip sakant, ištraukia tai, kas labai svarbu, tai, kas labai reikšmingo. Ir čia toks įspūdis, kad ir taip pat per užtemimą šį bus suteiktos jums visos sąlygos, kad jūs jau pagaliau ir galėtumėte tai padaryti. Nes kai kuriems iš jūsų gali būti taip, kad jūs nematėte galimybės pasirinkti, kad nebuvo arba, pavyzdžiui, papildomai informacijos, kad galėtumėte priimti sprendimą, arba pojūčio, arba reikėjo dar kažkokių papildomų išgyvenimų, pažinimo sąlygų vėlgi, nes vėlgi kiekvienam iš jūsų tai gali būti absoliučiai skirtingas sritis ir absoliučiai kitoks aspektas, momentas jūsų gyvenime, kur reikalingas tas pasirinkimas. Bet jisai įvyks ir tai yra iš tikrųjų labai džiugi žinia. Dabar aš noriu pažiūrėti papildymus, į ką jums atkreipti dėmesį darant šį pasirinkimą. Ir galbūt bus jums taip pat dar tokių patarimų, į ką atkreipti dėmesį, kad jums būtų ir lengviau. Bet tai, kad bus suteiktos sąlygos tai padaryti, tai faktas. Na, jau iš tikrųjų labai ilgai jūs buvote toje situacijoje, kurioje jums buvo tikrai nepatogu ir labai labai ankšta. Kuri ta situacija, jinai jau buvo jums per elementari, per paprasta, per daug neįdomi, per nuobodi. Ribojanti jūsų visų pirma kūrybinį potencialą, vystymosi potencialą. Na ir dėl to buvo labai daug išgyvenimų emocionalių, kas iš tikrųjų yra absoliučiai normalu, mes žmonės esam. Ir žinote, kas yra įdomu, iš karto toks aspektas išlindo, kad jūs ieškojote sprendimo. Čia ne taip, kad jūs bėgote nuo to sprendimo, bandėte nežiūrėti tą pusę. Ne, jūs ieškojote. Jūs, kaip ir šitoj kortoj, beldėtės į tas duris. Bet, kas yra įdomu, kad jūs kažkaip pasirinkote per mažą mastą, per mažus žingsnius, per... Pavyzdžiui, ten reikėjo labiau susikaupti, o jūs bandėte, galvojate, kad aš čia tarp kitko padarysiu. Buvo lyg ten nukreipta, gali būti per mažai resursų, per mažai dėmesio, gali būti, kad buvo toks bandymas reikšmę nuimti arba net sumažinti tą reikšmę šitos situacijos. Aišku, tai jūs darėte tam, kad savo padėti, tam, kad jums lengviau būtų tą sprendimą rasti. Bet šiuo atveju buvo toks truputėlį nesubalansuotas aspektas tame kuo, dėl to, kad būtent čia vis dėlto reikėjo, taip žinote, iš pamatų, išsamei, giliai, duoti savo laiko tiek, kiek reikia, visus kitus nereikalingus, kol kas šiuo momentu neaktualius dalykus palikti, iš tikrųjų už durų, pasinerti ir tikrai sąžiningai, nuoširdžiai pajausti ir priimti sprendimą, jeigu tai apie sprendimą. Čia tiesiog iš karto lyg jums ir paaiškinimas, kodėl iki šiol nesigavo. Nes tikrai negaliu pasakyti, kad jūs absoliučiai nieko nedarėt. Taip tikrai nėra. Labai jau norėjote išvengti tos situacijos, kai iš tikrųjų skauda, arba kai aš negaliu savo atleisti, kad aš pasirinkau netinkamai, arba
verkti paskui, aš labai simboliškai, aišku, dabar, verkti paskui, kad jeigu padaryčiau kitaip, gaučiau dar geresnį rezultatą. Labai didelis noras buvo būti iš karto, kaip sakant, viršūnėje. Kitaip tariant, jūs norėjote taip paimti ir pabaigus, aš labai dabar, aišku, hiperbolizuosiu, pavyzdį pasakysiu, pabaigus darželį, jūs norėjote būti jau kokį nors dėstytojų universitete. Čia aš labai vėlgi hiperbolizuoju, labai padidinu, išdidinu, bet norėjau būtent tą tokį, tam tikrą galbūt neadekvatumą tame, kad jūs savo pernelyg didelius kriterijus, standartus, tą kertelę jūs tikrai jau savo per didelę užsikėlę buvote. Ir žinoma, yra nuostabu, kad jūs norite vystytis, žinoma, nuostabu, kad jūs norite gerų rezultatų, žinoma, kad jūs bandote, darote, siekiate, kad ne kažko tokio vidutiniško, kažkodėl norėjau pasakyti viduriniokiško, tikriausiai naują žodį sugalvojau, bet čia visgi labai irgi reikėtų atsižvelgti į tą balansą, kad taip, visada norėkime maksimumo ir jau netgi to galbūt neįmanoma, bet darome dabar būtent tai, ką darome tai geriausiai, kaip tai galime padaryti šiuo momentu, šitame gyvenimo etape ir esame dėkingi, kad mes tai darome būtent taip, kaip darome. O ne kiekvieną kartą, kai darome kažkokį žingsnį, taip kaip galime dabar, smerkime save, kad oi, aš galėčiau ir geriau. Čia jau matosi toks truputėlį per didelis, toks jau hiperkritiškumas savo. Čia jau iš tikrųjų jums ne į naudą, ne į motivaciją, o atvirkščiai į tokį aspektą, kai jūs patys nuo savęs tada tame pavargstate. Ir tuomet iš tikrųjų bandote išspręsti tam tikras užduotis savo gyvenime, taip truputėlį, vėlgi, ne tai kad paviršutiniškai, bet bandydami ten nukreipti jų truputėlį mažiau resursų, nes aišku, ir tų resursų tada žymiai mažiau, nes jų labai daug nueina į tą bandymą atlaikyti tą savikritiką, kurią patys savo iš tikrųjų ir sukėlėme ir užsikrovėme. Tad čia labai įdomiai, čia norėjosi iš tikrųjų iš karto tokio perėjimo į ten, kur viskas darniai gražiai. Bet ir standartai labai jau iškelti, labai iškelti. Dar kodėl aš būtent taip hiperbolizavau, nes pastebėjau pas jūs ant dugno būtent 7. Tai yra didysis arkanas, nugalėtojo, bet čia jau jisai truputėlį pas jūs pasireiškia per jau tokį, pavadinkime, negatyvų aspektą, kai jūs jau nežinia, ko iš savęs reikalaujate, nežinia, ko iš savęs laukiate, būtent tuo momentu, kai jūs tuo momentu to padaryti negalite. Tai nereiškia, kad jūs ateityje iki to nenueisite ir to nepadarysite. Bet čia labai tinka tas iš tikrųjų hiperbolizuotas ir labai išdidintas pavyzdys simboliškas, kai darželinukas pabaigęs darželį nori būti jau dėstytoju universitete. Gerai, žiūrim toliau. Jums reikėjo laiko, iš tikrųjų, kad pamatyti, išanalizuoti, gauti tą papildomą informaciją. Ne šiaip savo mes apie tai kalbėjome, kad ten negalėjote, nematėte, neišmokote, nesusirinkote visos informacijos, ne šiaip savo mes iš tikrųjų apie tai kalbėjome, nes kad jūs galėtumėte išsirinkti, kad iš tikrųjų jūs tai galėtumėte padaryti širdimi ir taip, kaip jums yra geriausiai, harmoningiausia, jums būtina tą praeitį, tą išmoktą scenarių, kaip aš renkuosi, kaip aš pasirenku, iš tikrųjų tą paterną jį užbaigti ir su juo jau atsisveikinti. Jisai jau jums nebe aktualus. Jisai jau jums kiša iš tikrųjų pagalius į ratus vietoj to, kad jums padėti. Ir jūs beje tai jaučiate. Ir beje, dėl to, kad jūs tai jaučiate, jums bus ir lengviau atsisveikinti su šito paternu, su šitu metodu, su šitu būdu, su šitu įpročiu,
su šitu scenarijumi, iš tikrųjų, vat, kaip norit pavadinkit, čia viskas apie tą patį. Gerai, čia matosi iš tikrųjų, kad jūs jau ir skirite tam laiko, kad sužinoti, pamatyti, bet dar noriu pasižiūrėti, galbūt bus dar kažkokių įžvalgų jums dabar, kas jums padės. Pati korta persivertė. Sąveikavimas su kitais žmonėmis. Vietoj to, kad įsivaizduoti, kaip aš norėčiau, kad šitas žmogus su manimi elgtųsi, kaip aš norėčiau, kad šitas žmogus į mane žiūrėtų, kaip aš norėčiau, kad šitas žmogus mane gerbtų, arba man kažką duotų, ar su manim dirbtų, apie mane galvotų. Vietoj šito ir beje, čia ne apie tai, kad jūs su tuo nedirbote, čia labiau jau galima sakyti tokius jau trupiniukus irgi nuimti. Toks įspūdis, kad jūs čia grąžinami esate vien tik į save. Kad atsakymas geriausias ne išorėje, o viduj. Kad kitas žmogus, jeigu jums kažką sako, sprendimas ir darbas tik tai savyje su savimi pačiu. Ir paliekame tą žmogų išorėje absoliučiai ramybėje. Jisai savo tikrovėje gyvena, jisai savo ten filmą žiūri, o mes žiūrime savo filmą. Aš jau taip aišku simboliškai, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėti taip struktūriškai, tai iš tikrųjų taip ir vyksta. Aš žiūriu savo filmą, savo gyvenimą, jūs kiekvienas žiūrite savo filmą, savo gyvenimą. Tik tai mes iš šono savęs nematome. O matome tik kitus, mūsų akių pagalba. Čia aš kalbu apie 3D, aš kalbu apie materialią tikrovę, išorinį gyvenimą. Kad mes jį žiūrime kaip į filmą ir kiekvienas iš mūsų mato absoliučiai kitą filmą. Unikalų, kitokį. Jie vis tiek skirsis. Mes kiekvienas esame skirtinga dėlionė. Ir mes galime turėti tokias pat dalelytes, panašias dalelytes, kai kurias galime turėti mes tokias, kurių kiti šalia mūsų esantys žmonės išvis neturi. Atspalviai gali skirtis, formos gali skirtis, ten, kaip sakant, jos yra unikalios tos dėlionės. Bet tuo pačiu jos yra ir tokios pačios, dėl to, kad mes visi esame elementai tos pačios sistemos, visatos sistemos, kitaip tariant. Čia iš tikrųjų man labai patinka kartais tokius loginius terminus sujungti su ezoterika, nes iš tikrųjų tai yra tas pats. Tik tai, kad mes tai galime žiūrėti iš vienos pusės, o galime žiūrėti iš kitos pusės. Pavyzdžiui, yra kažkoks daiktas ir jisai turi spalvą. Ir mes galime žiūrėti į spalvą arba spalvas, o galime žiūrėti į formą. Bet daiktas jisai tas pats. Bet čia irgi panašiai. Gerai, grįžtam konkrečiai dabar apie jūsų transformacijas, apie jūsų pokyčius. Jaučiu dar čia kažko nepaminėjau apie šitą aspektą, sąveikavimą su kitais žmonėmis. Vietoj to, kad keisti juos, arba vietoj to, kad norėti, kad kiti žmonės kitaip su manimi elgtųsi. Net jeigu mes nebandome jų paveikti, bet tiesiog mūsų noras, kad jie su mumis elgtųsi kitaip, jau veikia šitoje būtent sistemoje, turiu omeny šitame scenarijoje. Ir tas scenarijus, jisai aišku, gali turėti įvairius lygmenius, kur mes bandome manipuliuoti kitais žmonėmis, pavyzdžiui, savo gerumu. Mes bandome sumanipuliuoti taip, kad kitas žmogus, dėl to, kad aš geras žmogus, su manim bus irgi geras. Arba jeigu aš padėjau kažkokiam žmogui ir kažką padariau nemokamai, tai dabar žmogus man atsidėkos ir, pavyzdžiui, pajaus dėkingumą. Bet čia yra ne pats veiksmas svarbus, o ketinimas, dėl ko aš tai darau. Nes padėti kitiem žmonėm nėra blogai. Būti geram žmogui irgi nėra blogai. Bet ketinimas mano, tiek sąmoningas, tiek pasąmoningas, kodėl aš tai darau. Mes viską darom dėl kažkokios priežasties.
Ir vat būtent pajausti ir pamatyti tą priežastį, tą savo ketinimą, kuris gali būti vėlgi labai pasąmoningai, giliai iš tikrųjų ten patalpintas. Ir va čia tas aspektas, apie kurį mes kalbame, kai aš noriu pakeisti tai, kaip su manim sąveikauja, kaip su manim bendrauja, vėlgi bet kokių lygmenių, bet jau ketinimas, kad kiti pakeistų tą bendravimą su manimi, tą kokybę, tą formą su manimi, jau jūs stabdė, jau jūs blokavo, nes ne ten buvo iš tikrųjų tas sprendimas. Kelias ir jau iš tikrųjų padarytas didelis, čia tikrai matosi labai didelis įdarbis, čia matosi ir sąmoningumo lygmuo labai aukštas, bet va čia va dar va ta tokia spraga, kuri va neduodavo iš tikrųjų ramybės ir neduodavo to perėjimo į tą lygmenį, kurį jūs norite, tai buvo būtent vat šita maža dalelytė, tokia mikroskopinė norisi pasakyti. Kad absoliučiai nuimame fokusą nuo išorės. Mes čia žiūrime tiesiog filmą ir tiek, mes čia neįtakojame, mes čia nepriverčiame, mes čia nevaldome, iš tikrųjų viskas yra tik tai iš vidaus. Taip, mes gyvename, taip mes turim fizinį kūną, taip mes, kaip sakant, darome ir atliekame užduotis ir fiziškai taip pat ir rankomis ir protų, bet į materiją irgi tai išreiškiame, bet čia jau eina kaip antrinis dalykas. Pirminis dalykas yra būtent tas su savimi savyje. Ir va čia jūs esate kviečiami būtent dar labiau į save. Dar labiau atsisukti, dar labiau iš tikrųjų to momentu, kai jūs va ten savyje tai bandote pačiupinėti, su tuo susipažinti ir tai transformuoti, absoliučiai to momentu palikti išorę ramybėje. Ir iš jos nieko nereikalauti ir jokių lūkesčių ten absoliučiai neturėti. O labiau atkreipti dėmesį į save, kaip man save padaryti laimingu, kas man labiausiai harmoninga. Ką aš tokio gero jau turiu, ką galiu dar didinti, dar galiu vystyti. Sustojau dėl to, kad jaučiu dabar tokį poreikį neiti toliau, nes ten paskui žinoma dar daugiau visokiausių laiptelių, kuriuos eisite. Bet čia reikia sustoti, nes čia šitas laiptelis yra labai svarbus ir kol kas geriau būtent, labai jaučiasi vėlgi ta tema, kol jūs dabar ties šituo dirbate, čia analizuojate, tai visą tą kitą aplink, tiesiog, kas dabar ne taip aktualu, tiesiog palikti ramybėje, lyg to dabar nėra. Tas jums padės dar labiau įsigilinti ir pamatyti tuos aspektus, kurie dabar yra svarbiausi jums, tam, kad jūs galėtumėte pajausti ir išspręsti ir pasirinkti. Pasirodo, jūs dar ir kitų sprendimų nematot, ir kitų pasirinkimų nematot. Kai kada yra pas jūs toks impulsas, yra užduotis, griebiu, einu, darau. Iš vienos pusės tai aišku super, kai kurie žmonės kaip tik sustingsta ir užsidaro ir nieko nedaro. Čia ir ta pati prokrastinacija ir taip toliau. Jūsų atveju jūs susigrebėt, einu, darau, iš karto tik tai mano kelyje kažkas, reikia jį išspręsti. Bet šitas toks užsidegimas ir toks iš karto ėjimas būtinai, jeigu yra, vadinasi, reikia eiti išspręsti, nes jeigu neišspręsta, tai negerai ir negaliu iš tikrųjų gyventi ir mane tai išsekina kaip pavyzdys. Bet šiuo atveju, kai jūs per greitai tiesiog einate daryti, einate spręsti, jūs nepastebite, kad čia dar yra ir kitokios išeitis, kad jūs galite dar ir tokius atlikti veiksmus ir dar galite taip padaryti, o čia dar yra tokių būdų, tokių išeičių, tokių sąlygų. Kitaip tariant, jūs nepastebite. Dėl to jums čia ir buvo patarimas, kad visa tai, ką jūs darėte iki šiol, tas būdas, tas metodas, kurį jūs buvote pasirinkę iki šiol, jisai jums dabar nebeveikia. Nes pas jūs įdirbti įpročiai, kaip jūs sprendžiate tam tikras savo gyvenimo užduotis.
užduotis pasikeitė, lygmuo pasikeitė ir jisai dar beje pas jūs dar ir pasikeis ir pasaulios užtemimo dar bus kitoks. Bet tam, kad jūs galėtumėte harmoningai ir su pasimėgavimu, ir džiugiai, ir laimingai iš tikrųjų tas užduotis išspręsti. Va čia jums truputėlį reikia būtent sulėtinti, ne iš karto lėkti, veikti, daryti, o pirmiausia savęs paklausti, o kokie dar gali būti variantai. Ir kai jūs būtent užduodate šitą klausimą, jūs galėsite pamatyti ir jums ateis atsakymas, atsivers, kaip sakant, tuos atsiskleis užuolaidos, jūs pamatysite žymiai daugiau. Ir tada, aišku, rinkitės širdimi, darykite, veikite dinamiškai, aktyviai, taip, čia jūs šaunuoliai esate dėl šito aspekto. O čia vienintelis neskubėkite, vienintelis automatiškai nepulkite iškart daryti taip, kaip jūs darėte iki šiol. Kaip jūs esate išmokę, kaip jūs esate pripratę. Va čia galima sakyti vienintelis dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Jisai čia jums tokia, galima sakyti, smulkmena, o jinai jums pervers aukštyn kojom visą būtent ir tikrovę, ir galimybės, ir jūsų pojūtį, ir iš vis rezultatus. Tad, tiesiog atkreipkite į tai dėmesį, vėlgi smulkmena, o kokia didelė transformacija. Na ir vėl patvirtinimas, neskubėkite. Sustokite, paklauskite, bet prieš pirmus žingsnius sprendimo sulėtinkite save, sulėtėkite, norisi pasakyti, ir paklauskite savęs, o kaip dar aš galiu tai padaryti, o kokios dar yra galimybės. Ir jau, pavyzdžiui, galbūt kitų darytos, nedarytos, kaip aš matau, kaip aš jaučiu, kokios mano idėjos, kaip aš galiu iš kur gauti tos informacijos papildomos. O tiesiog sulėtinkite save šitame būtent žingsnyje, o paskui jau galite eiti dinamiškai, aktyviai ir kaip sakant, ir veikti, daryti, atlikti, išspręsti, pasirinkti. Taip, kaip jūs mėgstate, kitaip tariant. Ir tuomet taip patvirtinęs, prašau, tūzas monetų. Viskas išsisprendžia čia pačiu geriausiu būdu, pačiu harmoningiausiu būdu jums, pačiu tinkamiausiu, geriausiu, aktualiausiu būtent jums. Ir jau antrą kartą man iškrito korta stiprybės. Va čia jūs stiprybę savo pajaučiate, atgaunate, įeinate, integruojate, pasiimate. Gerai, kas dar? Galbūt yra konkretus patarimas dėl to sprendimo pasirinkimo? O pasinaudojus būtent šitų patarimų apie tą smulkmeną, kuri iš tikrųjų tokį rezultatą duos, kaip lyg tai nėra smulkmena, jūs pajausite, jūs pamatysite, išvelgsite iš karto, kur kaip geriausiai padaryti dabar. Ir jums jau nebereikės kovoti, nebereikės kažko bandyti priversti, išjudinti. Pavyzdžiui, daiktą, kuriam visai nereikia judėti, o jūs bandote jį išjudinti iš vietos. Visi šitie tokie, norisi kažkodėl pasakyti, neigiamą potencialo aspektai, jie atkris. Neigiamą potencialą aš turiu omeny, kai jūs sukuriate disbalansą ir dedate resursus ten, kur jiems būti absoliučiai netgi draudžiama, norisi pasakyti. Kai yra perteklius blogąja ta žodžio prasme. Kai pavyzdžiui, jūs norėdami padėti, duodate kažkokiam žmogui, artimam žmogui, pavyzdžiui, kažką nemokamai, tuo energetiškai jį patalbindami į skolą. Čia labai toks, aišku, dabar atskiras pavyzdys, ten yra dar labai daug visokiausių niuansų, bet šitas scenarius, jisai irgi yra realus.
Ir vat tiesiog norėjusi pasakyti tokį pavyzdį, kad jūs galėtumėte suprasti, kas yra tas vat neigiamas potencialas kaip terminas. Aišku, tiems, kurie nežinote. Netgi sakyčiau, tikriausiai neigiamas perteklius, o ne neigiamas potencialas. Na, bet aš manau, kad jūs jau pripratote, kad kai kurie žodžiai man turi kitokią reikšmę, dėl to aš išbandau visada dar patikslinti, dar pabrėžti, kai kur paaiškinti ir kokiais nors pavyzdžiais, kad jums perteikti ir kad tai būtų net perteikta galbūt ne tiek žodžiais, kiek per pojūčius, per būseną, per energiją. Kągi, pati iškrito korta, štai, 2 taurių, meilės, bendradarbiavimo, laimingo sąveikavimo su savimi ir kitais žmonėmis. Ir tame visame yra labai daug meilės. Va toks iš tikrųjų labai gražus rezultatas. Aš jau ir pajaučiau, kad po truputėlį mes tikriausiai užbaigsime jūsų taro kortų skaitimą, nes jau svarbiausi dalykai, ką padaryti, kaip padaryti, ką atkreipti dėmesį, jau buvo pasakyta ir jums perteikta. Ir va čia dabar patvirtinimas, nes parodyta, va, jeigu jūs visą tą padarote, žinoma, savo tempu, savo galimybėmis, su savo pajautimu, pojūčiu ir vedami būtent savo intuicijos, jūs gaunate nuostabų rezultatą. Nes jūs tuomet ir pasirenkate, jūs tuomet ir sprendžiate, jūs tuomet priimate sprendimą arba atliekate tą užduotį iš tikrųjų jau, iš tos būsenos, iš kurios jūs ir norėjote tai padaryti, iš būtent meilės, iš polėkio, iš būtent noro sąveikauti, o ne blokavimo savęs arba prieštaravimo dėl vieno ar kito sąveikavimo su kitu žmogumi arba sistema, tai gali būti nebūtinai žmogus konkretus. Norisi kažkodėl pajuokauti. Tie, kas bando išsirinkti vieną iš 2 vyrų, jūs tai padarysite sėkmingai. Tad jeigu jūs dabar bijote suklysti ir jeigu jūs dabar bijote, kad galbūt dar aš kažko nežinau ir man reikia dar kažką patyrinėti, sužinoti apie abu tos žmonės, kad aš galėčiau tinkamai išsirinkti, tai aišku, jūs išsirinksite labai tinkamai, bet ten jau nebebus to perteklinio, kaip sakant, perteklinės energijos į tai sukrauta. O jinai būna tada, kai mes per didelį dėmesį ten sutelkėme, kai mes būtent gniaužtuose laikome ir norime iš karto patį tobuliausią sprendimą gauti, išgauti, bet ten nėra harmonijos, ten yra tik tai tokia labai didelė įtampa ir stresas. Tai vat visa šita būsena, jinai pas jūs pasilieka praeityje. Jūs, galima sakyti, 2 zuikius nušausite vienu šūviu, čia vėlgi posakis. Čia ir pasirinksite iš tikrųjų labai rezonuojančiai jūsų širdžiai. Ir padarysite tai iš harmoningos ir tikrai nuostabios vidinės būsenos. Ir vėlgi, tai irgi aktualu, žinoma, jeigu tai yra sprendimas, jeigu tai yra pasirinkimas, jeigu tai yra užduoties atlikimas, visa tai yra būtent su tokia būsena ir su tokiu rezultatu galutiniu. Kągi, bet štai užbaigimui, jeigu gerai atsimenate, tai būtent šitą kortą buvo ir ant dugno, kai aš jums ją rodžiau. Dabar suabejojau, ar tai buvo jūsų variante, bet kuriuo atveju šitą kortą ir kai aš maišiau kortas būtent tik ką, irgi jinai labai dažnai buvo vis matoma ir vis norėjo, kad aš ją atkreipčiau dėmesį. Ir dabar jinai, kad aš tikrai atkreipčiau ją dėmesį, jinai jums ir iškrito. Ir dar kartelį pasikartoja ta pati korta, kuri buvo pati mūsų pagrindinė. Patikslinimas dar kartelį. Jūs būsite nugalėtojai šitoje situacijoje. Ir tai vėlgi kiekvienam iš jūsų skirtinga. Ar tai yra pasirinkimas, ar tai yra išsprendimas.
ar tai yra atlikimas kažko. Jūs čia būsite nugalėtojai, jūs savimi didžiuositės, bet jau bus tas didžiavimasis iš širdies, iš sielos lygmens. Jau nebe iš tos būsenos, kuri pas jūs prieš saulės užtemimą. Ten absoliučiai kokybė skirsis kaip diena ir naktis. Na ir pasižiūrėkime jums orakulą. Atsiprašau, kamerą pajudinu. Štai. Žaiskite, švęskite, nebūkite tokie rimti. Šita korta, jinai patikslina jūsų norą ir jūsų tą pirminį tokį ketinimą, kad čia pabandysiu truputėlį lengviau tai pasižiūrėti, galbūt tada išspręsiu, tada pavyks. Ir pats ketinimas jisai yra geras, tik tai tiesiog ten jūs galite švęsti, jūs galite jausti lengvumą, išsamiai ir nuodugniai nerdami į tą klausimą arba tą aspektą. Dėl to vienas kito, kaip sakant, čia nepašalina, neišskiria, čia galite sujungti ir tai, ir tai. Pats ketinimas geras, tiesiog ten yra tų niuansų, apie kuriuos mes šiandien kalbėjomės. Dėl to atkreipkite dėmesį ir naudokite žaismingumą, naudokite tą šventimą, džiaugsmą, lengvumą, ne kaip formą sumažinti resursus arba nuo kažko pabėgti arba kažką dirbtinai sumažinti, o įsileiskite ir įliekite, norisi pasakyti, į savo gyvenimą kaip į tokią pagalbinę būseną, pagalbinį instrumentą, kuris labai gražiai sąveikauja, susipina, susikomponuoja ir integruojasi taip pat su kitais aspektais. Ir su ta pačia giluma, ir su to pačiu sulėtėjimu, ir su to pačiu nuodugnumu ir išsamumu. Čia iš tikrųjų labai gražiai viskas gali kartu gyvuoti, kartu bendradarbiauti ir sąveikauti. Ir jūs dabar galėsite tai patirti būtent savyje, kaip tai gali sąveikauti, kaip tai gali iš tikrųjų labai gražiai, harmoningai jums duoti labai gražių vaisių. Ir jūs puikiausiai iš tikrųjų išspręsite tą situaciją, kuri jums aktuali būtent šio saulės užtemimo metu. Aš jūs labai stipriai apkabinu ir iki.